šiandieną esu aš Miegas laida ir Rokas. Sveiki. Taigi, mes šiandien kursim tokį vlogą, jis vadinsis namų vlogas. Nu, čia atrodysim namus, ten jums paaiškinsim, kokie baldai yra ten, ką turi Rokas. Nežinau, aš tik jo draugas. Nu, jo padėjęs. Nu, tai va. Filmuot. Tai galim pradėti. Biški Rokas, biški aš filmuosim. Na, pradedam. Va, pradėkim nuo ko? Nuo šito. Pirmas dalykas. Čia matai. Yra vėsus. Nu, gerai mėginti. Čia katino buveinė. Nu, katino namas, čia katino tulkas. Gal šūdų rasti. Varom. Nėra, čia katino maistas. Gerai, varom. Dabar einam į Roko kambarį. Ai, Roko. Dar šitą, va, užbėgim. Ir va dar va šitą. Čia katino namas. Nu, Puciaus jo vardas. Puciaus. Berniukas. Puciaus. Ateik centre. Va, pažiūrėkit, toks gražus. Gerai, tai dabar mano kambarys. Palaukit, velkit vedėjo. Va, matot, žiūrėkit. Nu, aš parodysiu geriausius daiktus mūsų. Čia yra toks rutulys, kur šviečia, dabar nejungsiu. O jūs matėte ten biškį Jo, per video. va, kompas, viskas. Nu, va, pavyzdžiui, dar telikas. Kas dar yra? Lova. Nu, čia žaislai, kur mėnė. Lova kaip lova, žaislai. Kėdė Puciaus katino. Nu, tai va, varom toliau. Tik šiukšlį. Aš dabar. O čia aš. Tada kambaris aš. Laukas skirtas, kaip čia pasakyti, čia kėdės, nu tai vasarą mes čia sinešam, jei norim pavasarom, čia kėdės, rūbai. Va, kas už lauką, už langą, lyja, bet tai niekas. Kėdės, tai čia lova tiesiog. Va, matai? Tašė! Kur man daiktai turi būt, ką? Kur? Tašė! Prigėrė alaus. Biškį alaus prigėrė operatorius tas vedėjas. Tašė! Rimdėk! Ai, nesimenu. Na! Tašė! Šitin! Po valandos. Nu, atsigavo biškį. Nu, va, matot. Ką dar filmuojam? Va, matot? Rūbinės. Nu, čia biškį Ne rūbinės, o subinės. Čia palėtas. Čia telikas, va. Va, čia telikas, kaip matot. O dabar? Mano kolega. Gerai. Nu, Tai va. palauk šviesą, neuž. Dar. Virtuvė Roko. Matot, viskas. Net nešajok! Čia tu. Taip. Varoma. Čia taip. Taip. O dabar mes čia papasakosime apie savo gyvenimą visoką. Nu, davai. A, čia man. Man apie tą. Nu, mes atsistojom. Padėkim kamerą. Tu pasakoji, aš tu labiau. Taigi. Taigi, va. Aš čia, va, dabar susitikins. Pamiegok. Na, tai va. Kaip matėte, Biškį priartinsiu vaizdą. tokie paprasti namai. Priartinau visą vaizdą. Kaip ir mano antena. Iš kur ta antena? Ja. Na tai čia mūsų, čia mano toks namas, nu tai nieko gero. Bet vis tiek kažkas gero yra. Nu tai mes nežinom tiksliai, ką mes darysim įdomaus per kokį nors video. Įdomaus. Na, galite rašyti komentarus, jeigu jūs... Jeigu laukia, tai nebent mokyklos skiria. Bet jeigu ne. Jeigu nebus, tai reiškia su savo kompanionų pilnu. Darys, kur
Pijum važiuojam į šokolado fabriką, tai toks video, bet tai ne apie tą kalbą. Na, šiaip tai video biškį jau. Nu, tu čia kalbėjimus tuoj. Mažiau kelsim jau video, nes tiesiog laikas jau. Mažiau kelsim jau video. Nu, nes matot, mes taip, gal vasarą tai kelsim jau kokius jau daugiau video, kokius 20, nežinau, nes per vasaros atostogas. Gali būti antras sezonas. Tuoj palaukit. Bet yra antras sezonas. Rutulė? Antras sezonas tada bus po 10 dienų, žinokit, arba po iš visą metą. Antras sezonas bus ir aš nebefilmuosiu video. Nu, tai va, mes čia su savo klientu, kompanjonu, dar gal prisistatys kas nors į filmavimą. Jau du draugai prisistatė, va čia Nėdas ir Pijus eteryje, nu tai... Biškį tamsu, bet mato švieselės. Na taip. Nu tai... Tai dabar aš pakalbėsiu. Suprantat, mes video dabar, žinot, kodėl nelabai daug kelti, nes mum yra mokykla eit. Suprantat, yra mokykla eit, mum reik, nu, tiesiog Kaip ir visiem. Per vasaros atostogas galėsim atostogas daugiau kelti. Nesuprantat, nu, dabar nėra. Jeigu mes baigsim video, tai mes filmuosim video tik tai vasarą. Na, o jeigu jūs norit video, kad kažką filmuotumėm, kaip žaidžiam ar ką? Jau yra įkelta. Nu, yra, bet jeigu dar norėsit, kokių, pavyzdžiui, pakalbėti. Bet tada bus sukelta jau biškį ne iš karto, ne. Nu jo, nes dabar rokas biškį, nu tiesiog, dabar, nu, tiesiog nėra laiko, tai galėsit, kai bus vasaros atostogas, tada galėsim, nu dabar. Arba tiesiog parašykit, kada jūs norit video, ar dabar norit tą video, ar kada. Dabar rokas galės pakalbėti, ir tada... Niekas nenutarė, bet su Piju nutarėm, ką daryti. Mes jau pradėsim su naujų draugų video daryti. Kokio? Piju, ar tada... Kai su manim nebedarysi? Jeigu mes užbaigsim su Pijum viską, tai reiškia, jūs žinokit, kad bus vasara. Jeigu jau ilgą laiką nebebus video, tai laukite vasaros atostogų. Tai va. O mes su Pijum čia dabar mokyklą kelsim video, tai nieko gero. Gal kelsiu aš rudens savo gimtadienio video. Tai... Pavyzdžiui, galėsim... Ne, bet palauk. Aš, jeigu man pavyks, susikursiu gal irgi YouTube savo. Jeigu. Tai va. Nu, bet tai daugiau mes čia nieko dar neveiksim. Bet su Pijum nežinau. Jiems video įkeltis, bet... Nu, rašykit komentarus, bus balsavimas, su ko norit video daryti, aš su nedarsiu. Bet bus daugiau pirmiau video su Pijum, tada jūs sakykite. Nu taip, aš tai norėčiau, kad su Roku daryti, nes Pijus, tai nežinau, nelabai gali gal pas Roką į namus atvažiuoti. Ne, tai mokyklai mums reikia. Mes mokyklai čia, darom sniego karą dar biškį filmuojam. Kažkur yra, bet ne YouTube. Tai mes su Pijum gal kelsim video kokį rytoj, tai va. Gal kelsim tą video rytoj su Pijum. Šiaip į namus galima pas mane atvažiuosi su draugu. Filmuosim antrą video, tai
Kaip? Su manim ir Pijum? Tada jis toksai, nu toks ką, žinau, kaip jums pasakyti. Normalus, moka video kurt, ta prasme. Martynas, jo nepažįstu, bet jis toks, taip, nežinau, jis toks, taip nelabai gal, jis neįpratęs gal taip labai filmuoti. Vieną kartą į YouTube nesigėlė tą video, bet tai tenais išlys. Bet šiaip tai nesinau spėjom kuršą video. Būt, kad ir jau Su Pijum? O su kuo filmuosi? Čia kaip išeina, kad sezonas labai baigtis, manau. Tai, va, tiek filmuojam laiką. Kalėjau. Pasižiūrėjau. 11 minučių ir sekundės. 21 sekundė. Aš baisiai šiokas ir lėdas. Ir, labai norėtų. Ir ate.